žydai. Gal eime pažiūrėti internete? Aš siūlau pasižiūrėti knygose. Žinoma. Žydai tai, mano manimu, tai tokia pat bendruomenė, kaip ir lietuviai, tai yra tauta. Žydai aplamai, sakyčiau, jeigu tokio vieno arba dviem žodžiais, tai judaizmo išpažinėjai. Labai sunku. Neranda dar. Pabandysiu. O, radau, va! Taip, va! Pažadėtas žemės tauta. Manau, kad šis tik turėtų dirbti. Pažadėtas žemės tauta. O kas tai? Kur ji yra? Žydai viena seniausių pasaulio tautų kyla iš Mesopotamijos. Tikrai? Įdomu. Kur ji yra? Einu atsinešiu žemėlapį. Na štai žemėlapis. Mesopotamijas vadinasi senovė, o tas dabar? Dabar Irakas. Ieškome. Irakas. Va, radau Irakas. Kur ta pažadėtoji žemė? Tai tikriausiai Izraelis. O man seneliai sakė, kad ir Kupiškyje gyveno žydų. Ar tai tiesa? Tai mes žinom, kad iš istorijos 1682 metais jau Kupišky žydai mokėjo vyskupui Pacui mokesčius ir juos reikėjo vežti į Vilnių, tenai jau gal ir tai reiškia rodo šitie visi dokumentai, kad jau žydai buvo pilnai įsitvirtinę Kupišky. Jų daug gyveno Kupišky, tai buvo daugiau negu pusės gyventojų buvo žydai, tik tai trečdalis dar sudarė lietuviai, tie mūsų kupiškėnai, bet ir tai jie buvo įsimėtę į Zuntę, Aukštupėnus, Račiupėnus, į tokias vietas, nes čia karaliavo jie. Sinagoga, paprastai sakant, tai žydų maldos namai bei bendruomenės susibūrimo vieta. Taip, čia žydai gyveno, bendravo šitoj savo sinagogoje. Jie ir susirinkimus darė, ne vien tik tai melsdavosi, būdavo ir tokie vieši susirinkimai, ir šventės jie švęsdavo. Visas irgi čia sueidavo, ypatingai būdavo labai gražios tos jų Velykų šventės, tokių kaip Kalėdų. Jie truputėlį turėdavo anksčiau, rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioj, jie turėjo tokią apsivalymo šventę, tą vadinamą, kaip jie eidavo, irgi turėdavo įsivalyti visus. Aš galvoju, ir iš tikrųjų taip yra, judaizmo tekstų rinkinys, kaip mums, sakykime, irgi šventas raštas, tai Tora jiems taip pat yra, irgi jų savotiškai šventas raštas. Ir štai mes čia matome fragmentą Toros. Šiaip, jeigu kito tikėjimo žmonės, kaip ir mes, liečia tą Torą, tai jau po to jie nebenaudoja žydai, daugiausia arba palaidoja, kaip sako, tą Torą ir jau jie nebegalima naudotis. Taip, kad ką mes čia matome Toros fragmentus, tai yra jau jų, jau jie nebenaudotų. Tačiau yra likę iš mūsų, va čia kažkas perdavė, dabar tiksliai ir negaliu pasakyti, bet mūsų muziejuje atnešė žmogus paliko, ko gero gal ir lietuvis, kuris nesuprato, kas čia yra, sakė, gal čia arabiškai ir dar kažkaip parašyta, bet paskui, kada pas mus atvažiavo žydai, pasakė, kad čia yra Toros fragmentas. Čia yra rašyta ranka,
raštininko su plunksna ir įdomiausia, kad mes galbūt neperskaitysim, bet šiaip rašo iš dešinės į kairę. Tai dabar, kai vaikai, kai kurie yra kairiarankiai, tai panašiai taip pat galbūt galėtų rašyti, nes patogiau yra iš dešinės į kairę, kurie kairiarankiai. Tai lyg tai atrodytų, kad su kairė ranka rašė, tačiau jie rašė su dešinė ranka. Pasakoja Polas Butėnas. Einant į miestelio centrą, pakeliui buvo galima priskaičiuoti apie 50 parduotuvių. Daugelis priklausė žydams. Viena iš didžiausių Rabinovičiaus, kuris prekiavo geležies dirbiniais. Čia pirkėjai galėjo nusipirkti ir dažų, anglių, įvairių varžtų, vežimų. Jo parduotuvėje buvo didelė prekių įvairovė. Rabinovičiaus 2 aukštų namas stovėjo miestelio centre, rinkos aikštėje, toje vietoje, kur dabar įrengta Merkurijaus vasaros kavinė. Jo namo pirmame aukšte buvo parduotuvė, o šeima gyveno antrame aukšte. Kupiškio malūnininkas Nohemas Šmitas buvo labai išsilavinęs, inteligentiškas žmogus. Kupiškio bažnyčiai padovanojo didelį labai gražų kandeliabrą. Nohemas Šmitas už atitinkamą mokestį Kupiškio miesteliui tiekdavo ir elektros energiją, maldavo ūkininkams rugius, kviečius. Žmonės sakė, kad prastai, jo malūne darbininkai dirbdavo 2 pamainomis. Lietuvių vaikai prieš šventes nubėgdavo prie Nohemo Šmito malūno, pro langus jiems buvo išmetama gabalinio cukraus arba saldainių vadinamo dūdelėmis. Turtingesni žydai Kupiškio apylinkėse turėjo įsigiję žemės, turėjo karvių, arklių. Jie patys žemės nedirbdavo, pasamdydavo lietuvius. Niekas nematė žydo su kastuvu ar šakėmis rankose. Žydai augindavo daržoves, dažniausiai bulves, agurkus. Ypač daug augindavo agurkų. Agurkus augindavo ir žiemos metu. Žydai prekybininkai sutikdavo palaukti, jei pirkdamas brangesnį daiktą žmogus neturėdavo pakankamai pinigų. Povilas Bukėnas prisimena, kaip užsisakė brangų kostiumą už 150 litų, tačiau galėjo sumokėti tik 100 litų. Pardavėjas sutiko palaukti 50 litų. Jau žydai pradėjo grįžti, tai prisistatė ir Minderis irgi. Na tai beveik pirmiausia, tai buvo toks įdomesnis atvejis, kai jis, mano mama, gaspadinė, daug man taburetę. Nu, davė taburetę, nuėjo tą vieną mūsų tą miegamąjį, pasilypęs ant tos taburetės, o lubos buvo tos vadinamos juodlubės, baltkiai iš apačios, o kur taip kas lenta tokie plyšiai likę. Užkišo ranką, kažkokį tai maišelį pasiėmė, tvarko. Na tai tėvas taip jau irgi štokom sakydavo, nežinojau, būčiau aš paėmęs atrasti. Iš kur sužinojo sąrašus, tai viena įžymi mūsų kupiškėnė kraštotyrininkė akušerė Stefanija Glemžaitė rašė paslapčia tuos sąrašus ir jinai įsaugojo juos, o kada atėjo toks laikotarpis, kai negalima buvo jų turėti ir namuose, nes, žinot, galėjo tremtis būti ar dar kažkas, arba kažkokia, tai, kaip mes sakom, į lagerį galėjo išvežti, tai jinai matyt perdavė į Panevėžio kraštotyros muziejų. Tai va, ir mes
sužinojom Algimanto Jasaičio etnografijos muziejaus vedėjo dėka, buvo išaiškinti šitie sąrašai ir tada patys žydai norėjo įsiamžinti tą vietą ir ieškojo, kur geriau jiem kažką tai padaryti. Rinkosi kaip ir paminklą, norėjo kažką daryti, ar kažkokią stelą statyti, ar dar kažką, bet jie kažkaip taip įsirinko mūsų tą viešąją biblioteką ir ta atminimo lenta, kuri 2004 metais atplaukė iš Amerikos žydų suorganizuotų, tai vat ir liko mums kaip